Pasprūkęs nuo policijos, Stepas Rickus ilgai nesnaudė ir toliau tęsė savo juodus darbelius. 1933 m. rugsėjo 12 d. to meto Lietuvos kriminalinės policijos direktorius Jonas Statkus bei kriminalinės policijos viršininkas Petras Pamaitaitis gavo nemalonę žinią, kad apie 19:20 min. Varnių mieste Žydų liaudės banke nežinomas plėšikas, pridengęs veido juoda kaukė, įėjo į banką ginkluotas brauningu ir suriko: visiems gulti. Vedėjo atsigulus, plėšikas pogrobė nuo stalo 2 pakelius pinigų, 5600 litų, kurie buvo paruošti išsiųsti į Kauną centriniam liaudės Žydų bankui. Vedėjas puolė prie plėšiko norėdamas atimti pinigus, bet tuo momentu buvo paleistas šūvis. Banko vedėjui buvo peršautas petis, o plėšikas su pinigais pabėgo. Jau kitą dieną apie apiplėšimą pirmajame puslapyje paskelbė laikraštis Lietuvos žinios, o Žydų liaudės bankas paskyrė 500 litų premiją už žinias, kurios padėtų sučiupti nusikaltėlį. Nespėjus nurimti kalboms dėl šio įžūlaus apiplėšimo, Rickus su sėbru įvykdė dar žiauresnį nusikaltimą. 33 m. rugsėjo 27 apie 7 vakaro iš Šakynos Šiaulių rajono kleboniją įslinko ginkluoti 2 plėšikai. Vienas laikė pistoletą, kitas kirvį. Įsibrovėliai turėjo ir elektrinį žibintuvėlį. Įsibrauti į kleboniją nebuvo sunku, nes nesitikėdami užpuolimo, klebonas Juozapatas Barzdžius su šeimininkė Kotryna Juchnevičiūtė vakarieniavo neužsirakinę durų. Atstatę pistoletą plėšikai abiem įsakė gultis ant žemės. Tada užriko: atiduokit pinigus. Pasišviesdami žibintuvėlių, plėšikai kleboną su šeimininkė nusivarė per raštinę į miegamąjį ir pakartojo savo reikalavimus. Šakyno senbuvis 33 metais gimęs Vaclovas Janušas akistatai pasakojo iš tėvo girdėjęs, kad Barzdžius pareiškęs, kad pinigų nėra, nes klebonijoje daromi remontai, mėginęs iš komodos pačiupti ten laikomus revolverius. Tačiau plėšikai kunigą aplenkė, pačiupo ginklus ir labai įsiuto. Aukštesnysis jų surikęs: žalty, tai nesakysi, kur pinigai, šovė kunigui į galvą. Kai sužeistasis nuvirto ant lovos, žemesnis nusikaltėlis į galvą jam dar smogė kirviu. Apsipylęs krauju kunigas susmuko prie lovos ir mirė. Žudikai iškrėtė kleboniją, išvertė lovas, spintas, dėžes, stalčius, net laiškus su vokais. Prieš pabėgdami pagrobė 2 klebono revolverius, apie 360 litų, 1000 litų vertės auksinės monetas, butelį spirito, konjako, dėžę saldainių ir net buteliuką kvepalų. Pasklidus gandui apie šį nusikaltimą kilo toks didžiulis rezonansas, kad už informaciją apie neregėtą nusikaltimą Lietuvos kriminalinė policija paskyrė 1000 litų premiją. 1933 spalio 19 Lietuvoje buvo išplatinti plakatai, kad ieškomas Rickus. Juose buvo po 2 įtariamojo nuotraukas. Ir žinoma, po pažadą sumokėti 1000 litų tam, kuris suteiks vertingą informaciją. Policija ėmė gauti informacijos apie Rickų, tik ji nebuvo patikima. Netrukus buvo sulaikyti Užvenčio apylinkėse gyvenanti Rickaus pusseserė Juzė Valteraitė, pastarosios pusseserė Marcijona Valteraitė su sugyventiniu Kaziu Budginu. Kalėjimo laikų draugai Kazys Laurinavičius bei Kazys Kairys. Tardant Stepo aplinkos žmonės išaiškėjo, kad jo savybės gerokai perdėtos. Iš tikro tai eilinis vienišas plėšikas, kad ir nekvailas. Sulaikytieji prisipažino, kad prieš kelias dienas Stepas pėsčias keliavo per Žemaitiją, pas juos nakvojo, girtavo, kai kuriems skolino ar nedavė truputį pinigų. Už vogtų daiktų laikymą
Budginas su Valteraite buvo nuteisti kalėti po 6 mėnesius. Tik pastaroji iškart amnestuota, todėl kad auginanti 3 mažus vaikus. Kadangi per kratą Kairio darže buvo rasti nužudytojo Šakynos klebono Baržiaus apdegę laikrodžio dangteliai, šis nekartą teistas tipas buvo apkaltintas ne tik vagystėmis, bet ir bendrininkavimu nužudant kleboną. Tardomas Kairys paaiškino, su Rickumi susipažinęs 29 metais Šiaulių sunkiųjų darbų kalėjime. Neneigė, kad 33 metų rudenį keliavo po Žemaitiją kartu su Stepu, kad padarė smulkių vagysčių, girtavo pas Stepo Rickaus pusseserės. Baigus kvotą, Kairys apkaltintas bendrininkavimu nužudyti Šakynos kleboną. Stojo prie Šiaulių apygardos teismą. Teismas nutarė, kad byloj trūksta įrodymų, kad teisiama į Kazį Kairį apkaltinti inkriminuojimu jam nusikaltimų kunigo žmogžudystę. Ir todėl dėl šio kaltinimo jis turi būti išteisintas. Tad Kairys buvo nuteistas tik už vagystės ir žmogžudystės slėpimą, gavo 8 metus sunkiųjų darbų kalėjimo. 33 metų spalio 29 apie 10 valandą ryto teistas policijai gerai žinomas Jurgis Baltinis lydėjo Joaną Petronaitę iš Radviliškio Nemunėlio į Latvelių kaimą. Pietindama vieškelių porelė sutiko jauną vyrą. Tas pasisveikinęs, Jurgiui ėmė teirautis, kur Germaniškio apylinkėse saugiausia nelegaliai kirsti Lietuvos ir Latvijos sieną. Baltinis sutiko padėti, pasiūlė palaukti Leitiškių kaime esančioje jo sodyboje ir nupasakojo, kaip ją rasti. Jurgis merginai pasakė, jog nepažįstamasis yra Stepas Rickus, kuris yra policijos ieškomas kaip plėšikas ir kad jis su Stepu kartu sėdės Šiaulių kalėjime. Vos Jurgis merginą palydėjo, ši negaiždama nuėjo į policiją ir įskundė Plepui savo kavalierių bei įtartinai į jo svečią. Kadangi Rickus jau buvo žinomas plėšikas, todėl 1933 m. lapkritį Lietuvos žinios vaizdžiai aprašė, kas nutiko toliau. Sekmadienį, spalio 29, Nemunėlio Radviliškio policijai buvo pranešta, kad pas Jurgį Baltinį Troboj įtartinas tipas, galimai tai Rickus. Per keliasdešimt metrų nuo Baltinio namų policijos automobilis sustojo. Ir tuo metu policija pastebėjo, be palto ir be kepurės, iš gryčios į lauką išbėgantį žmogų. Policija sušuko, stok, tačiau bėglys nereagavo ir policija pradėjo šaudyti į tolstantį žmogų. Bėglys atsigręžė ir paleido keletą taiklių šūvių į atsivėjančius policininkus, kuriems beliko tik kristi ant žemės gelbėjant savo gyvybę. O piktadarys spruko neatsigręždamas. Atsigavusi policija toliau persekiojo plėšiką. Rickus pribėgo Nemunėlį, kuris skyrė Latviją nuo Lietuvos, tačiau į vandenį nešoko, o pasileido vėl į Lietuvos pusę ir pradingo miške. Policija nekartą gavo pranešimus, kad apylinkėse pastebėtas legendinis plėšikas Rickus. Iš pradžių policininkai strimgaliais mesdavosi tikrinti informacijos, bet kaskart nieko nepešus jų entuziazmas aušo. Legendos apie plėšiką sklido sugedusio telefono principu. Kone kiekvieną neatskleistą sunkų nusikaltimą žmonės priskirdavo Stepui. Vieni puikavosi tariama pažintimi su legendiniu plėšiku, kiti Rickumi gąsdino vaikus. Treti vaizdžiai perpasakodavo legendas apie atseit nežmonišką šio plėšiko jėgą bei gudrumą. Kai kuriuose vietose Rickus net lygintas su Tadu Blinda. Pasakojame, kad įsibrovęs pas varguolius ir neradęs turto, Stepas pats sušelpęs vargšus iš turtingųjų atimtais pinigais. Tai vargu ar tiesa, nes jis buvo šykštus ir beširdis. Bene paskutinė legenda byloja, Štefanu Rickumi virtęs plėšikas karo metais su vokiška uniforma šaudė žydus.
kol gėdingai nustypęs iš šalčio ir bado kažkur prie Stalingrado. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų video.